Labas, čia Gediminas Grinečius, verslo treneris, kaip laikaisi, sveikinu prisijungus prie tinklinio marketingo klausimų ir atsakymų transliacijos. Na ir šios transliacijos metu, kaip visada, atsakinėsiu jums rūpimus klausimus apie tinklinį marketingą, lyderystę, socialinę mediją, komandos statymą ir visą kitą, kas yra susijęs su tinklinio marketingo verslu ir tuo pačiu dovanosiu jums prizus, dovanas ir panašiai. Dėl to, jeigu žiūri šio video įrašą, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, labai būčiau dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujai komentarus. Norėčiau pasakyti tau labas, pasisveikinti su tavimi, prisijungus prie mūsų bendruomenės. Na ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Super, aš irgi keliauju greitai, pasidalinu būtent šią transliaciją ant savo sienos ir į grupę. Labas, Labukas, Loreta, Birutė, Jurgita, Sandra, Reda, malonu jūs matyti. Greitai keliauju, pasidalinu transliaciją. Share. Šitaip, pasidalinu į story, taip, pasidalinu į grupę, jėga, taip, pasidalinu čia, taip, labas visiems, Labukas. Taip. Šaunu. Labukas Dalia, Labukas Evelina, Alda, Loreta, Sandra, Toma, Virginija. Malonu visus matyti, Labukas draugai. Kviečiu rašyti klausimus į komentarus. Kokių patarimų norėtumėte, kas nesiseka, kas nesigauna, kas neaišku, kur nepavyksta gauti rezultato. Rašom klausimus į komentarus, jeigu galit, pasidalinkite šią transliaciją arba užtaginkit savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų. Na, o mes tada pradedame šio vakaro transliaciją. Taigi, pirmasis klausimas iš Emeritos, mūsų jaunosios verslininkės. Emerita, tau dovanų įtakos meistrai kursas. Taip, ir Emerita klausia, ką daryti, jeigu komandos nariai sako, kad nori dirbti ir dirbs, bet taip ir nedirba? Ačiū. Super, geras klausimas, parašykite vienetuką į komentarus žemiau, jeigu pas jūs taip pat atsiranda tokių komandos narių, kurie atrodo nori dirbti, atrodo registravosi, atrodo sakė, kad viską darys ir panašiai, bet paskiau taip ir nepradeda, taip ir nedaro veiksmų. Taip? Ar pasitaiko tai? Taip? Tai manau, pas daugelį turėtų pasitaikyti. Tai visų pirma, pirmas dalykas, reikėtų su tuo žmogumi išsiaiškinti. Taip? Reiškia, vietoj to, kad spėlioti arba daryti tą vadinamą mind readingą, bandyti, kaip sakant, telepatiškai nuspėti, kas ten dedasi to žmogaus galvoje ir kodėl jisai dirba ar nedirba, geriausias būdas tai yra susisiekti su to žmogumi ir paklausti. Labukas Emerita, kaip laikaisi, praėjo kelios savaitės nuo tavo registracijos, bet kol kas matau, kad jokių veiksmų nepradėjai daryti, arba bent jau aš jų nematau. Kaip tau sekasi, duok žinoti, ar pavyksta kažkokius veiksmus atlikti ir panašiai. Taip? Ir jeigu tas žmogus bendrauja su tavimi, tada paklausti, kas nesiseka, kas stringa, kur būtent, ko galbūt nesupranti, nežinai, ar panašiai, kaip galėčiau tau padėti. Taip? Ar žinai, kokias žinutės rašyti, ar žinai, kokius postus kelti, ar žinai, kaip pasidalinti projektu ir taip toliau. Taip? Nes reiškia, galbūt tas žmogus sustrigęs paprasčiausiai dėl to, kad nežino, ką daryti. Taip?
Labai dažnai žmonės visai nori dirbti, jie visai nori daryti veiksmus, bet paprasčiausiai jie nežino, ką reikia daryti. Taip? Ir tokiu būdu jie užstringa, taip, nes jie įpratę prie samdomo darbo, kur nuolatos gauna instrukcijas. Taip? Tad nebijokite duoti savo komandos nariui instrukcijų. Taip? Kažkai naujokas susiregistravo, va, prašau tau, šiandienos užduotis tokia. Šiandienos užduotis tokia. Šiandienos užduotis tokia. Ar visi atliks visas tas užduotis? Žinoma ne, bet jeigu jūs duosite žmogui aiškiai instrukciją, va, šiandien įkelk tokį postą, va, šiandien išsiųsk šitą žinutę, va, šiandien įdėk tokį story, didesnis šansas, kad tas žmogus atliks tą veiksmą. Taip, dėl ko būtent čempionų lygoje kiekvieną rytą aš duodu kažkokią tai užduotį veiksmui, kažkokią tai idėją. Taip, tam, kad būtent čempionų lygos nariai, skaitant ir mano komandos narius, kurie yra čempionų lygoje, būtent imtųsi kažkokio tai veiksmo, darytų kažkokį veiksmą, gautų kažkokią tai instrukciją. Taip, dabar kaip tik darau tokį nemokamą resursą, kur padarysiu pirmų 30 dienų veiksmų planą. Kiekvieną dieną po užduotį, pirmas 30 dienų, būtent užsiregistruoja naujas žmogus į verslą ir jam duodi būtent tą resursą ir jisai kiekvieną dieną 30 dienų turi idėją, ką daryti. Taip? Tai kai pabaigsiu tą resursą, įkelsiu į socialinę mediją ir galėsite nemokamai jį parsisiųsti ir parekomenduoti parsisiųsti savo komandos nariams. Taip, savo naujokam ir panašiai. Taip, bet būtent mes turime duoti aiškiai instrukciją. Jeigu tas žmogus nebendrauja su tavimi, taip, reiškia, sakė, kad nori dirbti ir dirbs, užsiregistruoja, bet paskui nieko nedirba ir nebendrauja su tavimi, tada reikėtų lėtinti registracijos procesą. Tada pirmiausia, su to žmogumi po registracijos aš susiskambinčiau, išsiaiškinčiau vėlgi, kokie to žmogaus tikslai, ką tas žmogus nori pasiekti, kiek jisai turi laiko, taip, kiek jisai užimtas, kiek realiai kokių veiksmų planuoja daryti ir panašiai, taip, ką galėtų ir ką norėtų daryti, kokius veiksmus, taip, prieš skubant registruoti tą žmogų. Taip, vėlgi, jeigu mes išsiaiškinsime, geriau suprasime tą žmogų, tada geriau galėsime padėti tam žmogui gauti norimą rezultatą. Taip, ir taip pat nebijok daryti su tuo žmogumi kartu. Taip, pavyzdžiui, nori padaryti verslo pristatymą, kažkam tas žmogus kartu, 3 susiskambinkit, tu, tavo komandos narys ir jų ten potencialus verslo partneris. Ir galite 3 papasakoti apie verslą, taip pasidalinti patarimais ir panašiai. Vėlgi tavo komandos nariai, ypač jeigu tai naujokas, bus drąsiau daryti tos veiksmus, jeigu tu darysi tos veiksmus kartu su savo naujoku. Taip, tai va, toksai būtų patarimas tau, Emerita. O, Birutė užduoda gerą klausimą. Birutė, tau dovanų sandorio kodas. Paskiau parašyk man žinutę, pridėsiu tave nemokamai prie tos programos. Ir Birutė klausia, narys dirba su 2 kompanijom. Ar prileisti prie visų mokymų? Geras klausimas iš tikrųjų ir vėlgi šiais laikais, kai turime tiek daug visokių skirtingo tinklinio marketingo kompanijų, žinoma pasitaiko, kad žmonės nori dirbti su keliom kompanijom ir panašiai. Taip, vėlgi, kai manęs paklausia, Gediminai, ar rekomenduotum dirbti su keliom kompanijom, visą laiką sakau, priklauso nuo tavo, koks tavo tikslas. Taip, reiškia, jeigu tu tik tai nori pardavinėti produktus, tiesiog, va, parduodu šitą, tai valio, tu gali kad ir su 10 kompanijų dirbti, taip, dėl to, kad tiesiog turėsi didelį produktų asortimentą, kaip parduotuvė, taip, ateini į Maximą ir pas juos yra 5 rūšių duonos, taip, dėl to, kad jie visokių kompanijų produktus pardavinėja, taip, bet jeigu tavo tikslas yra tapti lyderiu, pastatyti didelę komandą ir uždirbti pasyves pajamas, tada atsakymas yra viena kompanija, taip, bet bus taip, kad žmonės dirba su keliom kompanijom ir panašiai, taip, tai iš vienos pusės šita problema labai lengvai išsprendžiama, jeigu mes neužsiemam tuo brakonieriavimu ir neinam į kitos kompanijas ir netraukiam žmonių iš kitų kompanijų, taip, nes vėlgi visokiausių keblumų tada atsiranda. Va taip, žmogus dirbo su kita kompanija, tu prisivilioji pas save, bet tas žmogus vis dar reklamuoja ir aną kompaniją, ir šitą, ir gaunasi, kad dabar ir tavo komandos nariai mato, kad tas komandos narys reklamuoja kelias kompanijas ir panašiai, ir tada žinoma, ką mes darom, tada to paties susilaukiam savo, taip, reiškia, yra šansas, kad iš mūsų vilios irgi žmonės ir panašiai. Ir plus tas žmogus galbūt nebus jau toks lojalus tau, dėl to, kad jeigu tu sugebėjai jį persivilioti iš vienos kompanijos, tai lygiai taip pat iš tavęs jį gali persivilioti galbūt kažkas kitas. Taip, tai yra daugybė problemų susijusių su būtent to brakonieriavimu ir aš apskritai nerekomenduoju to daryti. Bet kartais bus taip, kad tiesiog galbūt gylyje kažkur pas tave atsirado komandos narys, kuris atėjo iš kitos kompanijos, ar kažkaip kitaip tas žmogus susiregistruos ir tikrai tas žmogus norės. Taip, tai vėlgi. Aš sakyčiau, jeigu žmogus prisijungia prie tavo verslo, tai jam turėtum duoti prieigą prie visų mokymų. Taip, reiškia, nes vėlgi tai yra
trūkumo mentalitetas, jeigu tu užsiregistruoji komandos narį, bet mes jam nerodysim visų mokymų, taip, nes jisai dirba kažkur kitur, nedaug dievė paims tą informaciją ir pasidalins su mūsų konkurentais ir panašiai. Tu neturi jokių konkurentų. Atsipalaiduok. Kitų tinklinio marketingo kompanijų atstovai nėra tavo konkurentai, nėra tavo priešai ir panašiai. Taip, mes visi esam kolegos. Taip, kito sėkmė iš tavęs nieko netima. Jeigu kas tau yra skirta šitam gyvenime, tą tu viską ir gausi. Nesijaudink, ką kiti gauna, nesijaudink, ką kiti uždirba. Tai iš tavęs nieko netima. Gali tapti kitų kompanijų būtent atstovai milijonieriais ir tai nesumažina šanso tau tapti milijonieriumi. Visiems visko užteks, visiems pakaks vietos pasaulyje ir panašiai. Jeigu tas žmogus pas tave buvo kompanijoje ir dabar tas žmogus išėjo į kitą kompaniją, užsiregistravo ir tada tu dvėjoji, tai palauk, ar dabar leisti tam žmogui būti mano mokymo grupėse ir panašiai. Vėlgi, aš paprasčiausiai su tuo žmogumi turėčiau pokalbį. Taip, ne kažkokį ten ant kilimo dabar taip turiu, bet tiesiog geriausiai būtų susiskambinti, nes kartais susirašinėjant sunku perduoti teisingą emociją ir panašiai. Aš galbūt susiskambinčiau su tuo žmogumi ir tiesiog sakyčiau, va, Birutė, matau, kad tu užsiregistravai, kad tu pradėjai reklamuoti kitą kompaniją, kad tu užsiregistravai su kita kompanija ir tiesiog norėjau paklausti, ar tu pilnai pereini, tik tai ten dabar dirbsi, ar tu planuoji dirbti ir ten ir čia, koks tavo planas, kas kaip sakant, kas dedasi pas tą žmogų galvoje išsiaiškinti. Taip? Ir jeigu tas žmogus sako, taip, aš su šita kompanija daugiau nebedirbsiu, aš išeinu tenai ir aš tik tai planuoju tenai dirbti ir čia nieko nebeplanuoju daryti, tada be abejo, turbūt galima pašalinti tą žmogų iš savo mokymų grupių ir panašiai, nes viskas, jis jau nebedirba su tavo kompanija. Jeigu tas žmogus nuspręs kada nors grįžti ir vėl pradėti dirbti, vėlgi gali tu tą žmogų pridėti atgal į tas mokymų grupės ir panašiai. Taip? Jeigu tas žmogus planuoja dirbti su keliom kompanijom, vėlgi, kol tas žmogus yra etiškas, jeigu tas žmogus nepradeda į tavo kompanijos grupės dėti informacijos apie tą kitą kompaniją ar aktyviai kviesti žmonių iš tavo komandos į kitą kompaniją, jeigu tas žmogus dirba etiškai, ten stato savo verslą čia, kaip sakant, dirba nieko, kaip sakant, nedaro neetiško, viskas tvarkoj galima palikti. Jeigu tas žmogus pradeda elgtis neetiškai, pavyzdžiui, pradeda kitos kompanijos tenai informaciją dalinti su tavo kompanijos atstovais ir panašiai, tada gali būti, kad reikės tą žmogų šalinti iš visur ir užblokuoti paprasčiausiai, kad jisai, na, kaip sakant, vėlgi nebrakonieriautų per tavo struktūrą ir panašiai. Taip, tai viskas geriausiai, kaip sakant, viską išsiaiškinti, pabendrauti su to, nenusiteikti iš anksto prieš tą žmogų, kad dabar jisai priešas mūsų, nes dirba su kita kompanija ir panašiai. Taip, tiesiog viską išsiaiškinti, duoti tam žmogui šansą ir jeigu matai, kad viskas gerai, galima palikti tą žmogų, jeigu matai, kad tas žmogus neplanuoja dirbti, galima be abejo jį pašalinti. Tai va, Birutė, tikiuosi, atsakiau tavo klausimą. Labukas visiems, jeigu gaunate naudos, būčiau labai dėkingas, jeigu pasidalintumėte šiuo video arba užtagintumėte savo komandos narius, savo draugus komentaruose žemiau. Super, super, super. Sandra užduoda gerą klausimą. Sandra, tau dovanų turtingiausias Babilono žmogus. Paskiau parašyk man asmeninę žinutę su tavo pilnu namų adresu ir telefono numeriu. Išsiųsiu tau šitą knygą, viena mano mėgstamų knygų dovanų. Taip. Ir Sandra klausia, kaip atsikratyti minčių, ką kiti pagalvos. Ir ne per seniausiai, kaip tik dariau video šitą temą, būtent ką tai reiškia. Tai prasme, atsikratyti viskas tvarko, bet pirmiausia, turim pagalvoti, ką tai reiškia, jeigu tu galvoji, jeigu tu jaudinėsi, ką kiti pagalvos. Pagalvok, ką tai reiškia, Sandra? Tai reiškia, kad tu negalvoji, kad šita veikla yra gera veikla. Tai reiškia, kad tu galvoji, kad tai yra kažkas blogo. Tai reiškia, kad tu galvoji, kad tai yra neetiška, galbūt nesąžininga veikla, kažkokia nepadori veikla, kažkokia tai prasta veikla ar panašiai. Nes jeigu tu galvotum, kad tai yra geras dalykas, kad aš keičiu žmonių gyvenimus, kad aš padedu žmonėms su savo produktu, kad aš padedu žmonėms uždirbti papildomai, jeigu tu tikėtum, kad tai geras dalykas, ar tu jaudintumės, ką kiti pagalvos, tu džiaugtumės, tu didžiuotumės tuo, ką kiti pagalvos, taip? Vau, jeigu sužino kiti, kad aš padedu žmonėm sulieknėti, turėti sveikesnę odą, gražesnius plaukus ar panašiai. Jeigu sužino kiti, kad aš padedu žmonėm uždirbti papildomai, susikurti savo verslą ir panašiai. Aš to didžiuojuosi, taip? Aš džiaugiuosi, ką kiti pagalvos, taip? Bet jeigu aš jaudinuosi, ką kiti pagalvos, tai reiškia, aš pats giliai viduje galvoju, kad tai yra kažkas blogo.
kad aš gėdinuosi to, ko aš darau. Taip? Ir aišku, jeigu aš gėdinuosi to, jeigu aš galvoju, kad tai blogas dalykas, kokią energiją aš spinduliuosiu. Žinoma, ir kiti tada taip pat galvos. Ir kiti manimi nepasitikės. Ir kiti galvos, kad čia blogas dalykas ir panašiai. Taip? Tai kaip atsikratyti minčių, ką kiti pagalvos? Pirmiausia, parduoti savo. Kaip sako, pats sunkiausias ir pats didžiausias pardavimas, kokį tu gali padaryti gyvenime, tai yra parduoti savo. Reiškia, tu turi įtikėti, kad tas produktas keičia žmonių gyvenimus. Ir pirmas žingsnis – pačiai naudoti tiek daug tų produktų, kad tu patirtum rezultatą, kad tu ant savęs sukurtum rezultatą ir tu turėtum ką parodyti ir sakytum, va, pažiūrėkit, kaip man padėjo tas produktas. Domėtis kitų klientų istorijomis. Taip, kaip kitiem klientam padėjo šitas produktas, ką kitiem klientam būtent padėjo susitvarkyti šitas produktas ir panašiai. Taip, kad taip stipriai įtikėtum to produktu, kad tu negalėtum užsičiauti apie tai, kad tu negalėtum nesidalinti su kitais, nes tu dabar taip stipriai tiki, kad jisai gali padėti žmonėms. Tas pats su verslo galimybė. Jeigu tu pati dar nesi sukūrusi labai didelio rezultato, tai žinoma, laikas padirbėti rimtai, taip? Laikas sukurti tą rezultatą, laikas pasiraitoti rankovės ir galbūt ateinančius 3 mėnesius pavaryti 100%, kad sukurtum rezultatą, kad uždirbtum savo pirmą 1000 per mėnesį, ar uždirbtum savo pirmus 3000 per mėnesį, ar kokią tai kitą kartelę, taip, kad sukurtum rezultatą ir dabar sakytum, va, pažiūrėk, ką man šitą kompaniją davė, va, pažiūrėk, ką man sukūrė, taip, taip pat domėtis kitų žmonių istorijomis, taip, daugiau laiko praleisti su lyderiais savo kompanijos, kurie jau pasiekė rezultatus, kurie jau uždirba didelės pajamas, kurie jau galbūt gavo iš kompanijos automobilius ar keliones ar panašiai. Kad vėlgi tu įtikėtum į tą verslo galimybę, į tą kompanijos misiją, į tai, kad šitas verslas keičia žmonių gyvenimus. Kad tu didžiuotumės tuo, ką tu darai, kad tu didžiuotumės dalintis, kad tu lauktum, nesulauktum, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie tai, ką tu darai. Taip? Tada tu nebesijaudinsi dėl to, ką kiti pagalvos. Aš visiškai nesijaudinu, ką kiti pagalvos. Aš džiaugiuosi, kad aš noriu, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie tai, ką aš darau. Taip? Ar bus tokių žmonių, kuriems nepatiks tai, ką aš darau? Ar bus tokių žmonių, kurie nusiteikia prieš tinklinį marketingą? Žinoma. Ir ar bus tokių, kurie mane sukritikuos ir sakys, o, ką tu čia darai ir taip toliau, aferistas ir... Taip, be abejo. Bet ar aš dėl jų darau tai, ką aš darau? Žinoma, ne. Aš darau tai dėl tų, kuriem tai gali kažką padėti. Net šita transliacija. Kažkas sakys, o, ką jisai čia nusišneka, kokį jisai čia teisę turi jūs mokyti ir panašiai. Taip? Bet ar aš jaudinsiuos dėl to komentaro? Ne, nes aš koncentruojuosi į tai, kaip padėti. Galbūt, jeigu nors vienai iš jūsų šita transliacija bus naudinga ir duos kažkokios naudos, aš būsiu atlikęs savo darbą. Aš būsiu būtent padaręs tai, ką aš norėjau padaryti. Taip? Ir tai labai svarbu, taip, ypač kai eina kalba apie tą kritiką. Mes kaip tik su Rita aną dieną apie tai kalbėjom, taip. Pavyzdžiui, Rita padarė kažkokį tenai video, kuris susilaukė labai daug peržiūrų, bet žinoma, tada automatiškai ir gavo daugiau kritikų, taip. Ir ten gal koks 10 žmonių ar kiek parašė kažkokį negatyvų komentarą. Ir jinai sako, wow, iš karto taip demotyvuoja, iš karto nebesinori kelti tų video, nes va gauni tą kritiką. Ir aš jai sakau, hei, palauk, o kiek buvo laikų ant to video? Ir tas video ten susilaukė, nežinau kiek, gal 100 laikų, ar kiek, taip, daugybė tūkstančius peržiūrų ir panašiai. Tai sakau, dabar pažiūrėk, 10 žmonių nepatiko tavo video ir jie parašė negražų komentarą, bet 100 žmonių, ar 200, ar 300 žmonių pasakė, wow, man patiko, uždėjo širdelę ir panašiai pasiekė tavo verslo puslapį, taip. Tai reiškia, dėl tų 10, kuriems nepatiko, tu dabar neduosi naudos tiem 1000, kuriem patiko, kuriem buvo naudinga. Būtų nelogiška, ar ne? Lygiai taip pat ir pas mane, aš esu turėjęs reelsų, kurie surenka 250 000 peržiūrų. Keli šimtai ar kartais net 1000 širdelių, laikų, kad žmonėms patiko, daug pozityvių komentarų. Bet tas pats video gauna kokį 100 negatyvių komentarų. 100 negatyvių, taip? Ne kelis, 100. Taip? Ar malonu? Žinoma, ne. Bet ar aš dabar neduosiu naudos tiem 250 000 žmonių, kuriem patiko mano video, kad įtikčiau tam 100, kuriam nepatiko mano video? Būtų nelogiška, ar ne? Dėl to mes dažnai susikoncentruojam tik į tą negatyvą, vietoj to, kad koncentruotumės į pozityvą. Taip, koncentruokis, kam bus naudinga, jeigu aš dalinsiuos tai, ką aš dalinuosi.
kam tai padės, jeigu aš toliau darysiu tai, ką aš žinau, o ne tam, kuriam nepatiko, tam, kuriam aš nepatikau, ar mano veidas nepatiko, ar mano balsas nepatiko, ar dar kažkas. Viskas tvarkoja, jeigu kažkam nepatinka, gali nežiūrėti, taip, bet tu duodi naudą, taip, tai labai 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 svarbu tai suprasti. Labakas visiems, kas prisijungėte, kam dar labas nepasakiau, jeigu naudinga, būčiau labai labai dėkingas už pasidalinimą šio video. Kitas klausimas, matau, iš Sigitos. Sigita, tau dovanų 15 minučių asmeninę konsultaciją su manimi, paskiau parašyk man asmeninę žinutę, suderinsime skambutį, kur atsakysiu tau klausimus asmeniškai, padėsiu tau būtent gauti dar geresnius rezultatus versle. Ir parašyk man, suorganizuosim, kada ir tau ir man bus patogu. Ir Sigitas klausimas yra toks. Kaip jūs galvojate, ar šiame versle jauniems žmonėms sekasi geriau negu vyresnio amžiaus žmonėms? Klausiu todėl, nes susidariau nuomonę, kad jaunimas daug greitesni, o vyresnio amžiaus žmonėms sunkiau darbuotis su technologijomis. Taip? Ir labai labai geras klausimas. Parašykite 5 į komentarus, jeigu ir jums yra kilusi ši mintis. Ypač galbūt jie iš jūsų, kas esate vyresnio amžiaus, kad jums atrodo, kad aš galbūt jau per seną šitam verslui, galbūt jaunimui čia geriau ir lengviau ir panašiai. Parašykite į komentarus 5, jeigu jums yra kilusi tokia mintis, jeigu jums kilęs būtent toks, kaip sakant, nerimavimas šitą temą ir panašiai. Taip. Ir trumpas atsakymas, Sigita, žinoma, ne. Dėl ko? Dėl to, kad pasižiūrėkite į, jeigu paimsime visų skirtingų tinklinio marketingo kompanijų top lyderius, žmonės, kurie pasiekia aukščiausias pozicijas, aukščiausius lygius skirtingose kompanijose. Kokių žmonių daugiau? Jaunų ar vyresnio amžiaus žmonių? Daugelį kompanijų sėkmingiausi top lyderiai 40, 50, 60 metų amžiaus ir panašiai. Ar aš sakau, kad jauniems žmonėms neįmanoma pasiekti ir kad jauni žmonės negauna rezultato? Žinoma, ne. Aš ir jaunų žmonių žinau. Aš mokausi asmeniškai iš lyderių, kurie virš $1 milijono uždirba ir jiems 20 kažkeli metai. Taip, visokių būna žmonių. Tai trumpas atsakymas yra, visi gali gauti rezultatą. Visi gali pasiekti aukščiausias pajamas, aukščiausius lygius. Ir jauni, ir seni, ir vyrai, ir moteris, ir žmonės, kurie turi aukštą išsilavinimą, ir žmonės, kurie 9 klasių nepabaigia ir panašiai. Taip? Technologija, jeigu pagalvosim, tos technologijos, jos visą laiką keičiasi. Ir žmonės statė tinklinio marketingo verslą prieš 70 metų, kai nebuvo nei interneto, nei socialinės medijos, nei diskų, nei kasečių, nieko nebuvo, taip? Ir žmonės stato dabar ir žmonės statys už 100 metų tą verslą, taip? Dažnai kiekviena amžiaus grupė turi savo pliusus ir savo minusus, taip? Pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės, taip, galbūt jiems šiek tiek sunkiau išmokti tas medijas tenai, tas technologijas ir panašiai, bet vėlgi, viską įmanoma išmokti, jeigu yra noro, taip? Bet vyresni žmonės, mano nuomonė, žiūri į verslą atsakingiau. Dėl to, kad, jie jau yra nugyvenę daugiau metų, jiems galbūt jau mažiau likę iki pensijos, arba galbūt jie jau yra išėję į pensiją ir žino, kad jinai yra, nelabai didžiulė ir panašiai, taip? Ir jie yra alkanesni dažniau sukurti tas pasyvias pajamas, uždirbti tos pinigus, nes jau jiems jų reikia, taip? Kur jauni žmonės, pavyzdžiui, jeigu tu kalbi su 18-mečiu ar 20-mečiu ir tu jam pradedi pasakoti apie pensiją, tai tam žmogui dažnai atrodo, kad ta pensija dar yra už 1000-mečio, taip? Reiškia, tas žmogus dar jaunas, jam, kai sako, jūra iki kelių ir dar jisai taip. Bet iš kitos pusės, taip, tie jauni žmonės, jie lengviau gali išmokti visas socialinės medijas, lengviau gali išmokti visas technologijas ir panašiai, taip? Tai ir vieni ir kiti turi pliusų. Vienas dalykas, ko aš nedaryčiau, tai nenusiteikčiau, taip? Kad, šitas verslas tik jauniem, ar šitas verslas tik tai tokiem, ar anokiem, ar panašiai, nes tai yra ribojantis įsitikinimas. Nes mes, jeigu pažiūrėsime visą industriją, matom labai sėkmingų žmonių ir vyresnio amžiaus, ir jauno amžiaus. Reiškia, visi gali gauti rezultatą. Visi, kas nuspręs gauti rezultatą, visi, kas įdės pastangų ir panašiai. Viską galima išmokti. Taip, socialinė medija ir visos tos technologijos čia nėra kažkoks kosmosas. Taip, viską galima išmokti, jeigu susikoncentruosime, įdėsime laiko, įdėsim pastangų, galima viską įvaldyti. Taip, tai nėra raketų mokslas, čia nereikia pabaigti 3 aukštųjų ar panašiai, kad tu įvaldytum tos dalykus. Bet galbūt reikės, galbūt užtruks mėnesį,
Galbūt užtruks 2 mėnesius ar 3 mėnesius įvaldyti kažkokią tai vieną ar kitą socialinės medijos platformą, įvaldyti vieną ar kitą įrankį. Ir ar verta būtų investuoti mėnesį, 2 ar 3, kad įvaldyti kažkokį įgūdį? Žinoma. Juk žmonės visais laikais eidavo į universitetus, į profesinės mokyklas ir taip toliau, į vakarinės mokyklas, kad įgytų kažkokį naują įgūdį, kad įgytų kažkokias tai naujas žinias. Lygiai tas pats ir čia. Čia nėra kažkoks hobis. Taip, tinklinis marketingas tai yra profesija. Tai yra verslas. Ir jeigu tai yra profesija, žinoma, reikės įgyti tam tikrus įgūdžius. Taip, reiškia, reikės praleisti laiko, galbūt nemažai valandų, kad įvaldyti vieną ar kitą dalyką. Bet lygiai taip pat ir matematiką išmokti prireikia daug valandų. Lygiai taip pat ir rašyti prireikia daug valandų. Taip, tai visiškai normalu. Bet kartais žmonės, kai ateina į šitą verslą, jie nežiūri rimtai į šitą profesiją. Žiūri kaip į papildomą veiklą, kaip į kažkokį papildomą užsiėmimą. Ir, tai čia per daug sudėtinga. Aš čia dabar neleisiu 3 mėnesių laiko, kad išmokčiau tą TikToką įvaldyčiau, ar tą Instagramą įvaldyčiau ar panašiai. Tai tavo sprendimas, reiškia, tu paprasčiausiai nežiūri rimtai tą verslą. Bet nesvarbu, ar žmogui 40, 50, 60 ar 70, tas žmogus tikrai gali išmokti visus tos dalykus, jeigu žiūrėsi tai rimtai ir atsakingai ir įdės laiko. Taip, tai aš manau, visi gali gauti rezultatą ir nesikoncentruočiau tik tai vieną kažkokią tai amžiaus grupę ir jo labiau nenusiteikčiau, kad, jeigu tam žmogui tiek ir tiek metų, jau jam nebepavyks. Tikrai ne. Aš esu matęs ir 17 mečių būtent mūsų versle ir esu matęs 80 mečių mūsų versle. Visi gali gauti rezultatus, taip? Ačiū visiems, kas pasidalinote, labai labai esu dėkingas. Super, super, super. Geras klausimas iš Kristinos. Kristina, tau dovanų magnetinis lyderis. Manau, tau bus labai naudingas šitas kursas dovanų. Paskiau parašyk man žinutę ir aš tave nemokamai pridėsiu prie šito kurso. Ir Kristina užduoda labai gerą klausimą. Pradėjusi šią veiklą, buvau labai prieš savo foto socialiniai medijai, todėl noriu paklausti, jeigu mažiau savęs rodysiu, ar nenukentės mano verslo kūrimas. Iš anksto dėkoju. Ir vėlgi, parašykit 8 į komentarus, jeigu jūs irgi nelabai norite save rodyti, nenorite kelti savo foto, nenorite daryti video, savęs filmuoti, nenorite viešai kalbėti. Taip, parašykite 8, jeigu jums tai yra stabdis, jeigu jūs nenorite to daryti, jeigu jums ne visai tai malonu ar panašiai. Manau, kad tikrai nebus vienintelė Kristina, kuri taip jaučiasi. Taip, ir trumpas atsakymas, Kristina, ar nenukentės mano verslo kūrimas nuo to? Trumpas atsakymas – nukentės. Trumpas atsakymas – nukentės. Taip? Dėl ko? Dėl to, kad 100% tu gali gauti geresnius rezultatus, jeigu tu dėsi savo foto. Jeigu tu darysi video, taip, ir save filmuosi, darysi storius su savimi, darysi reelsus, darysi live transliacijas ir panašiai. Nes šiandien klientas yra nebekvailas. Ir jeigu mes patys nenaudojam produkto arba mes nerodom, kad patys jį naudojam, tiesiog imam iš Google nuotraukas ar imam ten iš savo kompanijos katalogo nuotraukas ir jas tiesiog keliam su kaina ir produkto aprašymu, tikrai nebus toks geras rezultatas, kaip jeigu mes kelsime foto su savo nuotrauka, taip, ir kaip aš naudoju tą produktą. Ir pasidalinsim savo nuomonę, taip? Arba dar geriau, jeigu darysime video, taip, kur tu save filmuoji su kamera ir pasakoji, kodėl tau patinka šitas produktas, kokias problemas šitas produktas tau padėjo išsispręsti, kaip šitas produktas pagerino tavo gyvenimą, ką pasakė tavo draugė, tavo teta, tavo mama, tavo klientė apie šitą produktą, ką pasakė tavo komandos narys arba lyderis, koks jiems buvo rezultatas. Būtent žmonės nori to tikrumo, to autentiškumo. Taip, prieš irgi ne per seniausiai dariau video, kur dalinausi, kad dar geriau už pozityvumą socialiniai medijai šiandien yra autentiškumas ir pažeidžiamumas. Sako, autentiškumo energija yra 4000 kartų aukštesnės vibracijos negu meilės energija. Jau atrodo meilė, tai jau čia aukščiausia energija. Autentiškumas 4000 kartų aukštesnė energija. Ką tai reiškia? Žmonės nori tikrumo, žmonės nori autentiškumo, žmonės nori tikro dalyko, taip? Ir būtent, jeigu tu savęs nerodai, slėpi savo veidą, slėpi save, nesirodai, tikrai nebus toks geras rezultatas, koks galėtų. Ar tai reiškia, kad neįmanoma pasiekti? Žinoma, ne.
Žinoma, įmanoma pasiekti rezultatą ir visiškai savęs nerodant, ir visiškai nekeliant savo foto, ir visiškai nedarant video ir panašiai, vis tiek įmanoma gauti tą rezultatą, taip? Viskas įmanoma, taip, bet tiesiog galbūt bus sunkiau, galbūt užtruks ilgiau, galbūt reikės ženkliai daugiau įdėti pastangų ir panašiai, taip? Tai reiškia, nėra tokių kardinalumų, kad, jeigu to nedarysi, viskas, jau nebeįmanoma, taip? Bet čia tas pats, kaip dažnai sakau, kai manęs paklausia, Gediminai, ar man būtina naudoti socialinę mediją? Ar man būtina daryti live transliacijas? Arba tavo, Kristina, atveju, ar man būtina savo foto dėti? Ar man būtina save filmuoti? Ir atsakymas yra, įsivaizduok, jeigu tu turi nuosavą namą ir prie to nuosavo namo yra veja. Taip? Žolytė. Ir tą žolytę, aišku, reikia pjauti. Taip? Ir tu manęs paklausi, Gediminai, ar man būtina naudoti žoliapjovę, kad nupjaučiau tą žolę? Na, atsakymas, nebūtina. Gali išsitraukti senelio dalgį. Gali pasiimti žirklės ir su žirklėm eiti kirpti tą žolę. Ar tai reiškia, kad tu jos nenupjausi? Žinoma, nupjausi. Bet bus 10 kartų sunkiau, negu būtų buvę, jeigu būtum išsitraukus žoliapjovę. Taip? Tai tas pats ir čia. Visi tie įrankiai, kuriuos naudojame, jie yra tam, kad palengvintų mūsų gyvenimą. Tam, kad pagreitintų rezultato gavimą. Taip? Jeigu mes nusprendžiam nenaudoti tų įrankių, automatiškai mūsų progresas lėtėja, mūsų rezultatai mažėja. Taip, ir mes turime tada ženkliai daugiau įdėti pastangų, kad kompensuotume tai, ko mes nedarom. Tai aš rekomenduočiau vėlgi pagalvoti, kur čia yra stabdis, Kristina. O kodėl tu nenori savęs rodyti? O kodėl tu nenori dėti savo foto? Vėlgi grįžtam prie to pirmojo klausimo, kuris buvo, ką apie mane pagalvos kiti. Taip? Reiškis, kažkur giliai viduje kažkoks yra stabdis, taip? Ar tu gėdiniesi, ar tu galvoji, kad tu nepakankamai graži, ar nepakankamai jauna, ar nepakankamai sena, ar panašiai. Yra kažkur čia ribojantis įsitikinimai, dėl ko tu nenori savęs rodyti, taip? Dėl ko tu nenori pasirodyti, taip? Kažkas tave stabdo, taip? Kažką tu galvoji, kas tave stabdo. Kodėl tu galvoji taip negatyviai tada? Taip? Reiškia, kažkur čia slypi ribojantis įsitikinimas, kad kiti iš tavęs pasijuoks, ar vėlgi ką apie mane pagalvos, ar panašiai. O kodėl tave tai jaudina? Ar tu galvoji, kad tai, ką tu darai, nėra geras dalykas? Ar tu gėdinėsi tuo? Tada klausimas, ar iš viso mes turėtume pradėti tuo užsimti, jeigu tau gėdinga tai yra veikla. Jeigu tu nenori dalintis to, taip? Tai vėlgi, turime pagalvoti ne, kaip man perlaužti tą savo baimę ar panašiai, o pagalvoti, kas mane stabdo, o kodėl aš bijau? Iš kur kyla tas stabdis, taip? Ir kartais užtenka pačiam apie tai pagalvoti ir suprasti, kad tai nėra racionali ta baimė. Nėra racionalu taip jaustis ir tiesiog tu gali pati nugalėti. Tai kartais galbūt reikės padirbėti su kažkuo, kad padėtų tau su tom baimėm susitvarkyti, kad padėtų tuos ribojančius įsitikinimus pašalinti, taip? Bet kokiu atveju verta apie tai pagalvoti, kodėl tu save stabdai, kodėl tu savo neduodi to šanso. Super. Keliaujam toliau, matau Dalios klausimas. Dalia, tau dovanų kursas verslo kūrimas poroje. Būtent manau, kad galbūt tau bus naudinga. Ir Dalia klausia, kaip išgryninti tikslingą auditoriją socialiniuose tinkluose, jeigu produktas tinka nuo 0 iki 99 metų amžiaus. Taip? Tai būtent, kai sako, tai, kas tinka viskam, dažniausiai netinka niekam. Bet idėja yra kokia socialinės, būtent tos tikslinės socialinės medijos auditorijos. Tikslinė socialinės medijos auditorija tai yra žmonės, kurie jau ieško to, ką tu turi pasiūlyti. Žmonės, kuriems jau reikia tavo produkto. Žmonės, kurie jau ieško informacijos. Taip? Tai sakykime, tavo produktas gali tikti nuo 0 iki 99 metų amžiaus. Taip? Bet tas produktas bus kažkokioje tai nišoje, ar ne? Arba tai yra sveikatinimo produktas, arba lieknėjimo produktas, arba produktas plaukams, arba produktas odai, arba ten kelionės, ar virtuvės įranga, ar dar kažkas. Taip, reiškia, bet kokiu atveju tavo produktas priklauso kažkokiai tai nišai. Taip, būtent tai yra tavo niša. Tai nebūtina, kad tikslinga auditorija tai yra moteris, kuria yra 35 metai, kuri turi 2 vaikus ir gyvena Pašilaičiuose. Taip, nebūtina, kad tikslinė auditorija būtų būtinai jau į tokį tenai rėmą įsprausta. Taip,
Tavo tikslinė auditorija gali būti žmonės, kurie nori sulieknėti. Arba tavo tikslinė auditorija gali būti žmonės, kurie nori turėti gražesnius plaukus. Taip? Ir reiškia, kaip mes išsigryninam tą tikslinę auditoriją. Mes galvojam, kokias problemas mano produktas sprendžia, kokią naudą mano produktas duoda ir kam tai būtų aktualu, kokiem žmonėm tai būtų aktualu. Ir kai mes suprantam, va tokiem žmonėm, kurie turi tokių problemų, žmonėm, kurie siekia tokios naudos, tai tada mes žinom, kokiomis temomis aš turėčiau šnekėti. Taip? Jeigu mano tikslinė auditorija yra tinklinio marketingo atstovai, taip, nes mano mokymai yra skirti pagrindė tinklinio marketingo atstovams, tai ką aš darysiu? Aš ir kalbėsiu tinklinio marketingo tema arba skirtingomis temomis, kad pritraukčiau žmonės, kurie domisi tinklinio marketingo verslu. Bet ar aš darau turinį tik tai jauniems žmonėms, ar tik tai vyresniems? Ne, aš visiems darau. Ar aš tik tai darau moteriams ar vyrams? Ne, visiems. Bet šitoje temoje aš nekalbu apie nekilnojamo turtą. Aš nekalbu apie investavimą. Aš nekalbu kažkokiamis kitomis temomis, kurios jau griebtų kitas industrijas. Taip? Aš žinau, kad mano niša yra tinklinis marketingas, nes aš tinklinio marketingė 13 metų, aš žinau, kuo kvėpuoja ir kuo gyvena tinklinio marketingo atstovai, aš žinau, kas jiems stringa, aš žinau, kokias problemas jie turi, aš žinau, kaip jiems padėti, nes aš su visu to susidūriau. Taip? Kaip sako, dažnai tavo tikslinė auditorija yra žmogus, kuriuo tu buvai. Pavyzdžiui, jeigu tu prisijungiai prie kompanijos, kad sulieknėtum ir tu numetei svorį, tai dažniausiai tavo tikslinė auditorija bus kiti žmonės, kurie turi viršsvorį. Jeigu tu prisijungiai prie tinklinio marketingo kompanijos, kad susitvarkytum savo plaukus ir dabar turi gražius plaukus, tai didelis šansas, kad tavo tikslinė auditorija bus žmonės, kurie nori susitvarkyti, pagražinti savo plaukus. Taip? Sako, geriausiai tu gali padėti žmogui, kuriuo tu buvai. Taip? Tai reiškia, aš buvau tinklinio marketingo atstovas, kuris visiškai negavo rezultatų. Aš buvau tinklinio marketingo atstovas, kuriam viskas nesisekė ir viskas nesigavo. Aš buvau tinklinio marketingo atstovas, kuriam užtruko 6 mėnesius rasti pirmą žmogų į komandą. Ir dėl to aš žinau, kokius skausmus turi tinklinio marketingo atstovas ir dėl to tai yra mano niša. Taip? Aš nebandau mokinti viso pasaulio, aš nebandau nusitaikyti į visą pasaulį. Taip? Ir ar mano mokymai nebus naudingi draudimo pardavėjams? Gali būti, kad jie bus naudingi. Ar mano mokymai nebus naudingi automobilių pardavėjams? Gali būti, kad bus naudingi. Bet aš nesitaikau į tą rinką. Taip, ta prasme, mano rinka yra tinklinio marketingo atstovai. Jeigu kažkam kitam bus naudinga, valio, jeigu jie naudojasi ir ima, tai taip. Bet aš nusitaikęs į savo nišą. Tai ir tau dalė išsigryninti, tai yra žmonės, kuriems reikia to, apie ką tu kalbi. Ir tada kalbi tą temą ir tie žmonės patys pas tave ateis. Super. Keliaujame toliau. Reda užduoda gerą klausimą. Reda, tau dovanų plataus mąstymo jėga, paskiau parašyk man savo pilną namų adresą ir telefono numerį, išsiųsiu tau knygą, viena iš mano mėgstamų knygų. Ir Reda užduoda klausimą, kaip suderinti 2 skirtingas prekybas viename profilyje. Ar geriau skirtingus profilius? Kaip tinkamai tiems patiems klientams pasiūlyti, pavyzdžiui, rūbų prekybą ir, pavyzdžiui, tinklinio marketingo kompanijos produktus. Apjungti, ar tai netinkama. Tai šiaip, jeigu tie 2 dalykai nesipjauna tarpusavyje, be abejo galima apjungti. Taip, pavyzdžiui, grožio produktai ten su kažkokiais tai sveikatos produktais ar panašiai, kaip ir jie tarpusavyje nesipjauna. Taip, žinoma, jeigu tu prekiauji nekilnojamu turtu ir tenai nori kosmetiką pardavinėti, galbūt tie 2 dalykai nelabai dera jau viename profilyje, taip, galbūt tada reikėtų išskirti. Tai rūbai ir kvepalai ir kosmetika ir panašiai, galima sakyti, kad čia viskas papuola į tą butik, taip, į tą būtent į tos pačios parduotuvės produktus. Kaip sakant, žmonės nenustebtų atėję į rūbų parduotuvę, pamatyti taip pat toje rūbų parduotuvėje kvepalų staliuką arba kosmetikos staliuką, arba ten galbūt kažkokio tai sveikatos produktų ar panašiai. Taip, nėra tai visiškai jau ta pati niša, taip, bet tai yra gana panašus produktai. Taip, ir aš per daug dėl to nesijaudinčiau. Taip, galima tikrai suderinti tos 2 dalykus ir panašiai. Žinoma, jeigu mes norim pritraukti auditoriją, vis tiek mes turėsime kalbėti kažkokią tai temą. Taip, tai vėlgi,
tu turi pagalvoti, ar tu galėsi suderinti tą turinį. Taip, reiškia, jeigu aš noriu pritraukti daugiau žmonių, kad pirktų mano kvepalus ar mano maisto papildus ar panašiai, tai aš turėsiu kalbėti tomis temomis. Taip, reiškia, ką tu turėtum daryti, jeigu norėtum pritraukti daugiau žmonių, kurie domisi rūbais. Taip, galbūt kažkoks tada turėtų būti patarimai apie madą, patarimai apie stilių ir panašiai. Tu turi pati pagalvoti, ar tu sugebėsi visą tai suderinti viename profilyje, ar vis dėlto tau reikėtų turėti kelis skirtingus kanalus. Taip? Ir, pavyzdžiui, vėlgi, galima daryti, pavyzdžiui, savo asmeniniam profilė, galbūt apie kelias veiklas kalbėti, taip? Ir apie savo rūbų verslą, ir apie savo tinklinio marketingo verslą ir panašiai. Bet tuo pačiu metu galbūt pasidaryti atskirą grupę ar atskirus verslo puslapius, kuriuose jau tu kalbi tik tai tą temą, tik tai apie grožį, tik tai apie rūbus ar panašiai, taip, reiškia turėti, kur jau mes kaupiame tą tikslinę auditoriją, taip, ir, pavyzdžiui, tas pats postas, kurį tu padarai ant savo profilio apie rūbus, ar ten transliacija, gali keliauti į tavo verslo puslapį ar į tavo grupę, kur tu jau ten kalbėsi tik apie tai, taip, tas pats postas, kurį tu padarai apie kvepalus ar apie kosmetiką ar apie sveikatos produktus, gali keliauti į tavo verslo puslapį ar grupę, kur jau kalbėsi ten tik tai tą temą, taip. Tai vėlgi, mes galime turėti kanalus, kur mes kalbame keliomis temomis ir galime turėti kanalus, kur mes kalbame tik tai tą vieną temą, taip, kur jau mes stengiamės išsigryninti tą auditoriją, taip, ar tai būtų grupė, ar tai būtų verslo puslapis, ar tai būtų Instagramo atskira paskyra, ar TikTokas atskiras, taip, kur jau mes galime tik tai tą vieną temą kalbėti ir panašiai, taip. Tai tiesiog viską turi testuoti, taip ir žiūrėti, jeigu tu kalbi tom keliom temom, ar tau gerai gaunasi. Jeigu matai, kad tau stringa tas dalykas, jeigu matai, kad nelabai gerai, tada galima skirti tos kelis dalykus ir tada atskirus pradėti verslo puslapius ar grupės, ar profilius, ar panašiai. Va, Iveta užduoda gerą klausimą. Iveta, tau pinigų gausos principai, paskiau parašyk man asmeninę žinutę, pridėsiu tave prie to seminaro įrašo ir Iveta sako, šiuo metu neturiu darbo ir turiu daug laisvo laiko, todėl norėjau paklausti, ar įmanoma šiame versle greitai pasidaryti stabilias pajamas? Jeigu taip, kokių veiksmų turėčiau imtis, kad verslas augtų greitai? Taip, tai faktas tas, kad žinoma, galima greitai pasiekti pajamas. Taip, mūsų pajamos nuo ko priklauso? Mūsų pajamos priklauso nuo rezultato. Taip, reiškia, kuo daugiau produkto suprekiauji, tuo daugiau uždirbsi. Kuo daugiau žmonių užregistruoji komandą, tuo daugiau uždirbsi. Taip, o nuo ko priklauso rezultatas? Rezultatas priklauso nuo veiksmų. Taip, kuo daugiau veiksmo padarysi, tuo geresnį rezultatą gausi. Taip, tai reiškia, jeigu tu dabar neturi darbo ir turi labai daug laiko, taip, reiškia, gali tada dirbti savo tinklinio marketingo versle kaip pilno etato darbe. Taip, 8 valandas per dieną, 10 valandų per dieną, 12 valandų, jeigu tu labai alkana, 14-16 valandų per dieną. Taip, kad greitai sukurtum tą rezultatą. Taip, reiškia, tinklinio marketingo versle mes galime dirbti iš lėto po truputį, vos kelias valandas įdėdami per dieną ir tada užtruks ilgiau. Arba galime įdėti daug valandų ir tada rezultatas bus greitesnis, taip, bet negalim dėti mažai pastangų ir tikėtis greito rezultato, taip, reiškia, turim pasirinkti, arba dedam daug pastangų ir greitį rezultatą gaunam, arba dedam mažai pastangų ir laukiam ilgiau to rezultato, taip. Na, o kokius veiksmus turėtum daryti, kad gautum rezultatą? Tai mes tuos veiksmus vadinam versle pajamas generuojančiais veiksmai. Reiškia, kokie veiksmai generuoja pajamas? Pajamas generuoja, kai tu kalbi su žmogumi, kuris gali pasakyti taip ir įsigyti tavo produktą. Arba kai tu kalbi su žmogumi, kuris gali pasakyti taip ir prisijungti prie tavo komandos. Taip? Tai kalbi aš naudoju laisvai, taip, nes tai gali būti gyvai užkalbintas žmogus, autobuse, troleibuse, sporto klube, bažnyčioje ar panašiai. Tai gali būti žmogus užkalbintas per socialinę mediją, taip. Bet reiškia, jeigu tu rimtai nori greitai sukurti rezultatą, tai 80% laiko, kurį skiri savo verslui, turėtum praleisti pokalbiuose. Reiškia, jeigu tu skiri 10 valandų per dieną savo verslui, iš tų 10 valandų 8 valandas tu turėtum praleisti pokalbiuose.
susitikdamas su žmonėmis, rodydama žmonėms produktą, rodydama žmonėms savo verslo galimybę, bendraudama per Messengerį, bendraudama komentaruose, žodžiu, visais įmanomais būdais, telefonu skambindama, SMS rašydama, per WhatsAppą, per Viberį, per Instagramą, per TikToką ir panašiai. Reiškia, didumą laiko tu turėtum praleisti bendraudamas su žmonėmis, nes pokalbiai lygų pinigai. Pokalbis gali privesti prie pardavimo, pokalbis gali privesti prie pasirašymo komandą. Kur kas greičiau negu postas ar kažkas kito. Taip, dėl to 80% laiko praleičiau pokalbiuose. Taip, tavo darbo kalendorius turėtų būti pilnas susitikimų, skambučių, zoomų, ryšio palaikymo ir taip toliau. Kontaktai. Taip, reiškia, tu turėtum sukontaktuoti visus žmonės, kuriuos tu pažįsti, draugai, pažįstami, šeimos nariai, bendradarbiai, buvę bendradarbiai, kaimynai, buvę kaimynai, žodžiu, visi žmonės, su kuriais tu kada nors bendrauji, tu su jais turėtum susisiekti ir pradėti pokalbį. Ar tai reiškia, tu jiems visiems parduosi ir juos visus pasirašysi? Žinoma, ne. Bet tu turėtum pradėti 1000 pokalbių per ateinančius 3 mėnesius. Taip, sakykime, duoti savo laiko tarpą, per 3 mėnesius nori sukurti rezultatą. Taip, ir tai turėtų būti daugybė pokalbių. Kiti 20% laiko turėtų būti skirti marketingui. Taip, tai yra postai, storiai, reelsai, tiktokai, live transliacijos ir visa kita. Taip, bet koks turinys, kurį pamatė žmogus, gali susidomėti tavo produktu ir susisiekti su tavimi. Bet koks turinys, kurį pamatė žmogus, gali susidomėti tavo verslo galimybę ir susisiekti su tavimi. Tai vėlgi, kalbame pajamas generuojantis turinys. Taip, reiškia, tai gali būti live transliacijos, tai gali būti postai, tai gali būti reelsai, storiai, nebūtinai apie produktą, bet vedantis link tavo produkto. Taip, pavyzdžiui, šita live transliacija, ji nėra apie mano mokymų programą kažkokią, taip, šita live transliacija yra klausimai ir atsakymai, kur aš atsakinėju jūsų klausimų ir jums duodu nemokamas dovanas. Bet koks tikslas šitos transliacijos? Tiesiog atsakinėti klausimus ir išdalinti dovanas? Ar kaip jūs manote, ar yra gilesnis tikslas šios transliacijos? Nebereikalo tai eilutė bėgioja. Taip, šitos transliacijos tikslas yra man pareklamuoti savo mokymų bendruomenę Čempionų lygą, taip, kurioje kainuoja 10 eurų per mėnesį dalyvauti, nelabai didelė suma pinigų, bet tai yra produktas, kurį aš parduodu, taip, tai yra mano mokymų bendruomenė, kur aš darau mokymus kiekvieną rytą, duodu atskaitomybę, duodu prizus, taip pat turime visokius kitus paskatinimus, bonus mokymus ir panašiai. Taip, reiškia, šitos transliacijos tikslas koks? Kad kuo daugiau žmonių mane pamatytų, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie mane, kad aš darau mokymus tinklinio marketingo atstovams, kad aš padedu ir galbūt kažkas iš jų susidomės ir prisijungs prie mano Čempionų lygos. Kažkas iš jų susidomės ir taps mano mokiniu ir įsigys šitą programą. Taip, lygiai taip pat ir tu gali daryti postus, storius, reelsus, live transliacijas skirtingomis temomis, taip, apie sąnarius, apie lieknėjimą, apie sveiką mitybą, apie sportą ir panašiai. Ir galėtų video pareklamuoti savo produktą. Galėtų video pakviesti prisijungti prie tavo komandos. Taip, reiškia viskas, kas gali pritraukti potencialų klientą. Tai sukurs rezultatą greičiausiu būdu. Ir kuo daugiau tu to veiksmo padarysi, per kuo trumpesnį laiką, reiškia, ką daro sėkmingi lyderiai. Jie suspaudžia laiką. Per tą patį laiko tarpą padaro ženkliai daugiau veiksmų negu kiti. Ir dėl to jie sukuria rezultatą greičiau. Nėra kažkokio stebuklo, nėra kažkokios laimės, kažkokio tai pasisekimo ar panašiai. Tai yra tiesiog, kiek mes įdėsime laiko ir pastangų. Taip, tai vieta, ar įmanoma greitai sukurti rezultatą? Žinoma. Ar tavo kinkos bus pakankamai stiprios tam? Aš nežinau. Daugelis žmonių pasiduoda per greitai. Daugelis žmonių nenori įdėti tiek daug darbo, taip, ir dėl to nesukuria labai greito rezultato. Taip, jeigu tu įdėsi velniškai daug veiksmo, tu gali sukurti rezultatą labai greitai. Super, keliaujam toliau. Sigita užduoda klausimą. Sigita, tau dovanų 15 minučių asmeninė konsultacija su manimi. Paskiau parašyk man žinutę ir galėsime suderinti patogų laiką tau ir man ir padarysime asmeninę konsultaciją. Na ir Sigita klausia, ką daryti su klientais, su kuriais kontaktavimo metu pristatau verslo idėją, susidomi, nusiunčiu daugiau info ir nebesulaukiu atsakymo. Ar geriau daugiau kalbėti gyvai? Tai
pirmas patarimas būtų, tu su jais susisiek, taip, nelauk iš jų atsakymo, taip, jeigu tu nusinti kažkokio verslo pristatymą, pavyzdžiui, verslo pristatymo video ar kažkokią kitą informaciją, tai tu turi tada daryti su tuo žmogumi ryšio palaikymą, taip, tai aš rekomenduoju tą 137 sistemą, taip, po vienos dienos parašai tam žmogui, labas, ar pavyko peržiūrėti tą informaciją. Jeigu nėra atsakymo, po 3 dienų vėl sukontaktuoji, labas, ar turi dar kokių klausimų apie papildomą uždarbį. Jeigu nesulaukia atsakymo, 3 kartą po 7 dienų, taip, ar tau vis dar aktualu uždirbti papildomai. Jeigu žmogus tau neatsakė tų 3 žinučių, reiškia šiuo metu jisai nepasiruošęs arba jam neaktualu šiuo metu papildomas pajamos. Taip, toliau tada bendrauk su to žmogumi apie produktą ir kol kas jam nesiūlyk daugiau verslo galimybės. Taip, galbūt už kelių mėnesių gali vėl pabandyti. Taip, o ar geriau daugiau kalbėti gyvai? Faktas. Pats geriausias dalykas yra kalbėti su žmogumi gyvai. Tai gyvai turiu omeny, tai gali būti gyvai, susitinkam va prie kavos puodelio, bet gyvai gali būti, susiskambinam per Messengerį video skambučiu, ar susiskambinam per Zoomą, ar susiskambinam per Skype'ą, taip, kur aš tave matau, tu mane matai ir mes galim pabendrauti. Taip, tai be abejo, jeigu gali išeiti su tuo klientu į skambutį, taip, ir papasakoti daugiau apie savo verslo galimybę, papasakoti, kodėl tu tuo užsiemi, papasakoti, kokia nauda jiems būtų, pasidalinti savo istoriją su jais, taip, ką tu darai prieš tinklinį marketingą, kas tau nepatiko, ko trūko, kas tave paskatino ieškoti kitos veiklos, kaip tu atradai tinklinį marketingą, taip, reiškia, kas ir kaip tave pakvietė ir kokie tavo tikslai arba galbūt jau net rezultatai su tavo tinklinio marketingo verslu. Pasidalink savo istoriją su tuo žmogumi ir galbūt tai paskatins tą žmogų susidomėti tiek, kad tas žmogus sakytų, okei, aš noriu užsiregistruoti, okei, aš noriu pradėti tada darbuotis, taip, bet vėlgi, jeigu tu pabendrausi su tuo žmogum, galėsi išsiaiškinti, ar tam žmogui reikia papildomų pajamų. Kuo tas žmogus užsiema dabar, kiek tas žmogus turi laiko, kokie to žmogaus tikslai, svajonės ir panašiai. Kuo daugiau tu sužinosi apie tą žmogų, tuo efektyviau tu galėsi būtent tam žmogui parodyti, kaip tavo verslo galimybė gali padėti tam žmogui realizuoti jo arba jos tikslus ir panašiai. Taip, tai tikrai rekomenduočiau susisiekti gyvai ir pabendrauti gyvai. Jeigu gaunate naudos, draugai, būčiau labai dėkingas, jeigu pasidalintumėt. Ačiū Živilė už pasidalinimą. Arba galite tiesiog užtaginti žmonės komentaruose žemiau. Super, super, super. Žiūriu toliau klausimų. Živilė užduoda gerą klausimą. Živilė, tau TikTok stovykla. Paskiau parašyk žinutę, pridėsiu tave prie to kurso arba pridėsiu tavo komandos narį kokį, jeigu jau tu turi, nes Živilė daug mano kursų turi, taip. Tai kas geriau, pakviesti susiskambinti prieš registraciją, ar jau prisiregistravus pakviesti susiskambinti. Tai viskas priklauso nuo to, ar žmonės, kurie prisiregistruoja prie tavo komandos, yra aktyvus, su tavimi bendrauja, pasidaro užsakymus ir daro veiksmus. Jeigu paskutiniai 10 žmonių, kurie prisiregistravo, su tavim bendrauja, pradeda daryti veiksmus, pasidaro užsakymus, tada viskas tvarkoja. Registruok žmogų į kompaniją, o tada su juo susiskambink. Bet tiems iš jūsų, kas turite tą problemą, kad aš registruoju žmonės, bet jie pradingsta, jie su manim nebendrauja, jie nedaro jokių veiksmų, jie net nepasidaro pirmo užsakymo po registracijos ir panašiai, tada stop. Nustok juos registruoti, kol su jais nesusiskambinai. Nes didelis šansas, kad tu registruoji žmonės, kurie pilnai nesupranta, kas čia per veikla. Tu registruoji žmonės, kurie pilnai nesupranta, ką čia reikės daryti. Tu registruoji žmonės, kurie dar tavęs nelabai pažįsta ir dar nelabai tavimi pasitikė ir dar nelabai su tavimi yra užmezgę ryšį. Taip, dėl to tada stabdyčiau tą registracijos procesą, neskubėčiau tada registruoti to žmogaus. Jeigu žmogus peržiūri verslo pristatymą, susidomi, sako, man įdomu, aš noriu sužinoti daugiau, super. Susiskambinkime video skambučiui 10-15 minučių, kad galėčiau tau paaiškinti, kaip viskas veikia ir nuo ko pradėti. Ir tada pirmiausia, susiskambinčiau su tuo žmogumi, vėlgi stengčiausi išsiaiškinti, kuo daugiau apie tą žmogų, pažinti tą žmogų, kuo užsiema, ką veikia laisvalaikiu, kokie tikslai, kokie norai, ką būtų pasiruošęs ar pasiruošusi daryti ir panašiai. Taip. Ir tik tada po to skambučio sakyčiau, šaunu, dabar jau galiu užsiregistruoti į mano komandą ir tada atsiųsiu tau mokymus, paaiškinsiu, kokius produktus išsakyti ir panašiai, ir jau tada tęsčiau tai.
Bet jau dabar jau tu susidraugavai su to žmogum, jau tu su juo pabendravai, jau užmesgiai kontaktą, jau tai nėra visiškai svetimas žmogus, taip, jau bus lengviau su to žmogum po to bendrauti, jau tam žmogui bus lengviau užduoti tau klausimus, nes tu jau nebesi visiškai svetimas žmogus, taip, tai viskas priklauso, ar taip reikės susiskambinti su to naujoku. Tik tai klausimas, ar prieš ar po registracijos priklauso nuo to, kokius rezultatus tu normaliai gauni. Jeigu daug žmonių registruoji, kurie pasitraukia į liudytojų apsaugos programą ir su tavim nebendrauja, tada daryčiau skambutį prieš registraciją. Ir ypač tiem iš jūsų, kas turite startinius paketus, kur reikia registruojantis investuoti 300, 500 eurų ar daugiau ar panašiai, tai tikrai rekomenduočiau tada susiskambinti prieš registraciją, nes kartais būna taip, kad jūs parodot verslo pristatymą, tada pasako žmogui, okei, dabar tau reikia už tiek pinigų nusipirkti paketą ir jie dingsta. Dėl to, kad jūs dar nepaaiškinot jiems visos naudos. Neparodėt jiems, kaip tos pinigus jie gali susigrąžinti, kaip juos gali uždirbti. Tai rekomenduočiau tada susiskambinti prieš registraciją, paaiškinti viską, išaiškinti, parodyti būtent, kaip jie galės tos pinigus uždirbti, susigrąžinti ir panašiai, kad jie drąsiau tada būtent investuotų į tą startinį paketą ir panašiai. Jolanta užduoda gerą klausimą. Jolanta, tau dovanų sveikatos ir grožio verslo formulė kursas. Ir Jolanta klausia, tik tokia dedam postus, reiškia video, o kaip su stories? Kas veiksmingiau veikia? Dėkoju. Taip, tai realiai tik tokia veikia ir story, ir tiesiog TikToko video, taip, aišku, stories TikTok'e lieka 24 valandas, jisai pradingsta po 24 valandų, taip, tai aš naudočiau TikTok'e stories daugiau, kad užmegzti emocinį ryšį su savo auditorija ir susidraugauti su savo auditorija, taip, tai būtent stories tai yra kažkas trumpalaikio, taip, pavyzdžiui, šiandien tu dalyvauji šitą mokymą, taip, ir gali padaryti su savo telefonu story, mokinuosi sekmadienio vakare, kaip gauti geresnius rezultatus savo versle. Ir įdėti tokį istoriją į TikToką. Ir kažkas tave seka, sakys, įdomu, jinai sekmadienio vakarus leidžia mokindamasi, investuodama į save. Galbūt iš ryto vesi šuniuką pavedžioti ir pafilmuoji, kaip tu vaikštai po parką su savo šuniuku. Arba pafilmuoji, kaip tu naudoji savo produktą. Ir tai dedi į istoriją, nes tai pradingsta po 24 valandų, bet tiesiog padeda žmonėms matyti užkulisius tavo gyvenimo. Kas vyksta tavo gyvenime, kuo tu kvėpuoji, kad tave labiau pažintų. Taip, nes sako, kad žmogus norėtų iš tavęs pirkti arba jungtis į tavo komandą, jisai turi tave pažinti, jisai turi tavimi pasitikėti ir tu turi jam patikti. Taip, galbūt ne visą laiką reikia visų šitų trijų, kad žmogus iš tavęs nusipirktų, bet tai tikrai nekliudo, tai tikrai padeda. Taip, tai kai mes padedam žmonėm matyti tos užkulisius mūsų gyvenimo, daugiau pažinti mus kaip žmogų, didesnis šansas, kad jie pradės mus pažinti ir pasitikėti mumis. Taip, tai būtent story TikTok'e tam ir skirti, taip, galime padėti žmonėm labiau pažinti. O postai TikToko, patys TikToko video, kuriuos keliame ant savo TikToko sienos, kurie lieka visam laikui, jie jau turėtų būti tavo tema. Taip, nes tai yra turinys, kuris liks visam laikui ir žinoma, tu nori, kad žmonės atėję matytų vertingą turinį, nes jeigu mes ant savo TikToko sienos pridėsime, kaip mes šuniuką vedžiojam, kaip mes ten dar kažką, tikriausiai žmogui užėjus ant tavo TikToko sienos nebus ypatingai įdomu ir ypatingai naudingi tie video. Taip, tai būtent, kas neturi labai daug edukacinės vertės, dėčiau į istorijus, o kas būtent yra, ką tu nori, kad žmonės žiūrėtų vėl ir kokius video atrastų, juos dėčiau ant savo TikToko sienos. Tokiu būdu gausi geriausią miksą būtent tų rezultatų, aš sakyčiau. Nijolė užduoda klausimą. Nijolė, tau dovanų 5 sekundžių taisyklė, Mel Robbins, paskiau parašyk savo pilną namų adresą ir telefono numerį, išsiųsime tau šitą knygą dovanų. Ir Nijolė klausia, ar Facebook ištrintus draugus vėl rekomenduoja tos pačius žmonės. Taip, tai yra šansas, kad kai tu ištrinsi žmonės iš draugų, gali tau Facebookas vėl juos parekomenduoti. Taip, žinote, tuos rekomenduojamus draugus, kuriuos tau rekomenduoja Facebookas pridėti. Bet
nebūtina jų, kaip sakant, visą laiką naudotis tik tai tais rekomenduojamais draugais. Taip, aš dažnai Laikas nuo laiko čempionų lygui duodu užduotį SPS. Surask, pridėk, susisiek. Reiškia, rask žmonės, kuriuos tu norėtum turėti savo drauguose, kuriuos tu norėtum turėti savo komandoje, pridėk juos prie draugų ir susisiek, pradėk su jais bendrauti. Taip, tai dažnai žmonės, kuriuos tau rekomenduoja pats Facebookas, jisai žiūri pagal savo algoritmą, taip? Tai dažnai tai bus draugų draugai, arba žmonės, kurie gyvena tam pačiam mieste galbūt su tavimi, arba ėjo į tą pačią mokyklą, ar panašiai. Facebookas ieško bendrų jungčių, taip, kažkokio ryšio tarp jūsų ir tada tau siūlo tuos draugus. Gal pažįsti šitą žmogų ir taip toliau. Bet aš mėgstu rinktis draugus, kuriuos aš noriu pridėti, taip, ne tuos, kuriuos man Facebookas rekomenduoja, taip. Tai, pavyzdžiui, galbūt aš noriu plėsti savo komandą Dubajuje. Tai aš eisiu į Facebooką ir galbūt per grupės ieškosiu žmonių, kurie būtent gyvena ten ir juos pridėsiu prie draugų, nes man būtent reikia ten žmonių, taip? Ar aš galbūt ieškau žmonių, kurie dirba kosmetologimis, taip? Ar dirba visažistėmis, taip? Tai vėlgi, aš eisiu į grupės, ar į bendruomenės, ar dar kažkur, kur aš ieškosiu žmonių, kurie užsiema tą veiklą. Vietoj to, kad tiesiog dėčiau prie draugų visus iš eilės belenkokius žmonės, taip? Tai aš visą laiką rekomenduočiau prieš pridedant kažką į draugus, užeiti į to žmogaus profilį, pasižiūrėti, kuo tas žmogus kvepuoja, ar apskritai tu norėtum tokio žmogaus drauguose, ar tu norėtum su tokiumi žmogumi bendrauti, ar tu norėtum to žmogaus komandą ir kodėl tu jo norėtum, taip? Tai vėlgi, būtent mes galime tiesiog aklai pridėti, ką Facebookas rekomenduoja, bet dažnai tai gali būti žmonės tiesiog, kurie jau dirba su mūsų kompanija, arba žmonės, kurie jau dirba su kitom tinklinio marketingo kompanijom, o mes galim patys susirasti žmonės, kuriuos mes norėtume pridėti ir turėti savo komandoje ir tokiu būdu gauti, kaip sakant, galbūt geresnį rezultatą, nes pridedame savo tikslinę auditoriją. Taip, žmonės, kuriems aktualu, apie ką mes kalbame ir taip toliau. Taip? Tai taip atsakyčiau tavo klausimą, Nijolė, tikiuosi naudinga. Tai ką, draugai, tokia mūsų klausimų ir atsakymų transliacija. Labai tikiuosi, kad gavote naudos iš šitos transliacijos. Jeigu galite, padarykit man didžiulę paslaugą, pasidalinkite šio video ant savo sienos, ar istoriją, ar į kokią nors grupę, ar panašiai, kur manote kitiems galbūt būtų naudinga pamatyti. Man tai yra labai svarbu, man tai daug reiškia. Jeigu gavote naudos, parašykite į komentarus, kas buvo naudinga, ką sužinojote, koks buvo galbūt bingo momentas ar panašiai. Būtų taip pat labai fainai. Ir taip pat, žinoma, tie iš jūsų, kas dar nesate mūsų tinklinio marketingo mokymų bendruomenėje, tinklinio marketingo čempionų lyga, labai kviečiu prisijungti. Šiuo metu prisijungdami prie čempionų lygos gausite iš manęs knygą dovanų, į namus jums atsiųsiu fizinę knygą, būtent apie savivertę. Jeigu įsigysite visų metų narystę, tai galite gauti 1 valandos asmeninę konsultaciją su manimi nemokamai dovanų, verta 100 eurų, taip. Tad jums spręsti, bet būtent narystė šioje bendruomenėje kainuoja tik tai 10 eurų per mėnesį, tai nėra labai didelė investicija, bet ten gaunate mokymą kiekvieną rytą, ten duodu užduotį kažkokią kiekvieną rytą, ten turime atskaitomybę kiekvieną savaitę, ten galite laimėti prizus, nemokamus mokymus irgi asmeninės konsultacijas, ten yra bonus mokymai, kursai, pinigų gausos vizualizacijas ir dar daug naudos. Tad jeigu dar nesi mūsų mokymo bendruomenė ir nori gauti geresnius rezultatus, nori apsupti save pozityviai žmonėmis, o ne negatyviai žmonėmis, kuriems viskas negerai, tada labai kviečiu tave prisijungti prie šios bendruomenės, pakviesti savo komandos narius prisijungti. Jeigu tu nori, kad aš padėčiau tau motyvuoti tavo komandos narius, padėčiau tau mokyti tavo komandos narius, duočiau užduotis tavo komandos nariams, tada pakviesk juos prisijungti, taip? Tada aš padėsiu tau statyti tavo verslą, būtent per mokymus, per motyvaciją, per įkvėpimą, per atsakymą klausimų ir panašiai. Taip? Tad visus labai kviečiu, visa informacija yra paspaudus ant nuorodos šio video aprašyme ir susimatysime labai greitai. Visiems gero likusio vakaro ir sakau iki greito. Čiau, viso.